Sveiki! Koks rūkas laukia. Kaip per siaubo filmą. Brovėmės, atsibrovėm. Kamštukus atstovėjom, o mes ir čia. Ir dar vakar labai vėlai vakarėjau dar vieną modeliuką. T6, čia tikriausiai toks gražus transporteriukas. Eisim irgi apžiūrėti, būtinai. Ir eisim Škodikį apžiūrėti. Octavia. Gerai, dabar einam dar Škodikį. Kainą atsispausdinsim, gal spėsim, nes jau atvažiavau, jau žmonės prie tvoros laukia. Klientai. Pasidariau kavikės. Pageriam. Sėdam, jungiam kompą. Spausdiname skainelę mašinytėj ir eisim apžiūrėti. Nu va, truputį išsiskirstė klientai. Nuo ryto buvo antplūdis. Dabar jau 9:30 išleidom į regitrą. Vienus išleidom į regitrą, kitus išleidom į regitrą. O mes einam pažiūrėti šitą Škoda Octavia. Škoda Crystal Lightning. Graži Škodikė su apynaujam žieminiam padangom. Juoda graži mašinėlė. Nu, apynauja mašina. Ką norėti. Turi vieną randuką. Va čia va. O daugiau su ja viskas yra gerai. Net nežinau, ką pasako čia iš defektų, nes nu, tiesiog nėra. Tiesiog nėra. Smagu tokias mašinas gauti. Nėra jokių nei įbrėžimų, nei įrėžimų. Einam pažiūrėti vidų. Čia įdomiausia vieta. Turi distroniką. Turi linijų palaikymus. Sėdynės šyla, veidrodėliai šyla, šviesos automatinės, autopilotas, lapkikės ant vairo. Kaip vairas įdomus. Vienas stipiniukas į tai, va. Antras čia nėra. Nieko. Ir čia nieko. Nu čia neturbūt nieko. LED skydeliai. Pasikurkim. Brukšt ir dirba dizeliukas. Tas ekranas kokia dydžiai montuotas. Ir kas įdomu, va čia va, tokia medžiaga apsiūta. Paneliai minkšti visi. Važiuoja tikrai gerai. Octavia 20 metų, 1.8 dizelinas, 103 kW, automatas 113 rida. Kaina 19 000 eurukų pradinė. Užsikūrė variklis, viduj tylų ir jokių vibracijų. Taip kaip turi dirbti naujas automobilis. Taip, kas čia? O čia tai ojojojojoj, ojojojojoj. Ko tik čia nėra. Asistentai, nu čia nesigilinkim per daug. Meniu, navigacija. Žodžiu, čia tiek visko, kad bijau prisispaudėt. Ir viskas veikia. Ir kas klima, park assist, pati parkuojasi, USB-C jungtis, automatinės dėžės virtelė kokia įdomi, mažikė tokia. Rankinis stovėjimo stabdis, čia viskas taip įdomiai padaryta, blemba. Nu rimtai, eismas ratu matau yra. Kritulių davikliai, šviesos ilgos, trumpos, automatinės lapkikės. Ant vairo net nežinau, ką čia jums, mielieji, daugiau pasakoti. Liuko nėra, bet viskas kaip nauja, niekur nenutrinta, neištrinta. Rakčiukas irgi toks įdomesnis.
Tai va, ką žinau, vertina tas Škodas, kas čia ginklų dėtuviai, čia aišku servizo visos knygos, aptarnavimai ir visi kiti dalykai. Radija. Va. Gerai čia. Saulės, medijas, Bluetooth. Žodžiu, čia LED skydėlis, čia didelis ekranas. Žodžiu, įdomus, geras daiktas su visokių daug asistentų. Ko aš nematau joje, tai nematau aklos zonos, o daugiau tai čia į ją pridėta. Čia bilaitai visur šviečia po tais nikeliais. Nu, graži tikrai mašina ir iš išvaizdos, ir ant važiavimo, nežinau, Škodas vertina. Gale vietos kojam kiek. Nu, čia tikrai nėra mažai, visas sukomplektuota, tas, kas priklauso. Ratukai, padangėlės, full LED lempos tiek prieki, tiek gale, tiek prieš rūkai, parkai visur. Žodžiu, atvažiuokit, jeigu įdomu, pamatysit patys. O pasukiukai bėgantis. Tiek gale, tiek prieki. Tai va. O dabar eisim apžiūrėti autobusiuką transporterį. Taip. Škoda pardavinėjam. Einam prie transporterio. Nu ką jūs, transportiniai, einam pažiūrėti transporterį. Nu, apeikim, apžiūrėkim. Ką matau? Padangėlės, ratukai, stabdžiukai. Truputį čia toks vos ant kampo. Prieki stabdžiukai, matau, nauji sudėti. Visiškai. Kas čia dabar iššokė? Arba viskas vietoj, tik iššokė. Vetravykas uždėtas ant priekinio kapoto. Daugiau visai tvarkinga mašina. Ai, čia va truputį. Čia irgi stabdžiukai nauji. Dar net neapsitrynė diskai. Gerai. Užeikime į vidų. Nu ką. Haha. Skydėlis kaip paskedi. O multimedija. USB jungtis. GPS antenėlė. Pažiūrėkime parametrus. Transporteris 20 metų, 2 litrai 75 kW, dizelis, mechanas, 337 rida, 10700 pradinė kainelė. O mes čia turim 9 vietas. Šiaip vidus tvarkingas, sėdynės nesuplyšusios, nepradriskusios. Viskas čia tvarkoj su juo. Mechaninė, 5 bėgiai. Pasikurkim. Matau, medija įdėta geresnė, nes niekas nestringa. Viskas veikia puikiai. Jo. Nes kitos būna įdėtos va tuos medijos, jos kol užsikrauna, kol kas čia pakūrė iš karto veikia. Kondicionierius šaldo. Tikrai. Kas čia? Bebasto? Ne, čia galas. Galas atskirai reguliuojas. Tai prida, čia klaidų kažkokių tai nėra. Motoriukas dirba. Čia servizo knygos kažkas sudėta. Įdomi, čia nėra daiktadėžės. Čia. Čia padelių laikikliai, prikurkė. Šviesos posūkiai. Gamba biški
Biški gaila, kad autopiloto nėra. Bet mašina šiaip pakankamai iš savęs tvarkinga visai. Varikliukas irgi normaliai dirba. Be kažkokių tai, o ką mes čia turim? Kas čia Local Music? Ai, čia įkeltos dainos yra. Į vidų vidinę atmintį matyt turi. Gerai. Ką čia gera? FM radijas, car settings. Nu, FM radiją pasirinkim. Čia irgi viskas kaip ir okei. Video, play parduotuvė, žemėlapiai, YouTube. Viskas puikiai veikia. Tas dalykas, kas namų laikrodis, Bluetooth radija, navi, žemėlapiai. Biški ekraniukas toks lengvai, ar čia nuvalyti reikia. iGo navigonas. Nu viską va. Viską gražiai smulkiai, internetu nereikia dalintis, veikia ir taip. Nes matyt turi vidinę atmintį, tai gerai. Pasigesinkim. Čia viskas savo vietoj. Kokiais tavo sėdinės nei suplyšę. Nieko. Tvarkingai. Gale neatsime dangtis. Jo, gale dangtis. Čia sėdinikės atsilenkia triaukšt. Pakankamai tvarkingas, bet šitos rūdis, va mato, čia va pasitrynė biški nuo durėlių. Už tai ir lenda, čia ant durėlių kampiuko puslytės kelios. Šiaip stabiliai čia darinės, važinėja. Koks čia, ta šeštas. Ką aš žinau, mano nuožiūra tai tvarkinga, graži mašinikė. Kablys yra va. Kameronas yra, galinė vaizdo kamera, įjungus atbulinė. Bagažinės dangtis, amortikai laiko. Tvarkinga, švaru viskas. Viskas čia su juo normaliai. 10 000 su biškučiu. 20 metų. Ką žinau, kaip jum atrodo. Signalizacija. Normali kaina ar nenormali? Tai va, o ką pas mumis, jo. Ukrainietė su pardavėju išleidom į regitrą. Tai lizingiukų perka ten BMW, jeigu pamenat, rodėm užvakar. Tiguanas irgi išvažiavo, pasaugojom per naktį, išvažiavo dėtis naujas padangas ir į regitrą. Sakė, užsidėsim iš karto čia naujas, kad žiemą nebereikėtų rūpintis. Volvo S80 juoda. Yra rankpinigiai palikti už ją. Tai sutarė su pardavėju, kad ją sutvarkys. Ten tokių dalykų, galia lemputė, ten rankinio lemputė dega. Kažkas ten, nežinau, ar kaladėlės, ar to kojinio rankinio davikliukas kažkoks. Tai išvažiavo pas elektriką, paskui žiūrėt tvarkyt, paskui varys technikinį ir atiduos. O pas mus dar atvažiuoja žmonės Ford Galaxy šitą sidabrinį va pasižiūrėt. Sakė, bus už porą valandų va šitą. Tai va, jo, biškutį išvažiuos tų mašinų, vėl persistatysim, susistatysim, susitvarkysim ir dirbsime toliau, vaikučiai. Nu, einam visi kartu pažiūrėti įdomų dalyką. BMW 535.
Ne, čia tik numeris toks, čia yra BMW 530. Blemba. Žodžiu, istorija tokia. Ukrainos pilietis pas mus tvarkės lizingą, pirka kitą mašiną ir sako, nu, nežinau, ką su ta daryti. Sakau, davai į vidų, varyk į aikštelę. Susiforminom, viską surašėm. Ką jūs galvojate apie tokias? Faceliftas 21 metų. Blemba, ksenonai, lempų apiplovimai. Parkai originaliai, prieki gale. Aišku, kosmetiškai čia tas kėbulas nėra stebuklingas, bet techniškai ta mašina, žinokit, yra pakankamai tvarkinga. Dar padangos su kokiu protektorium. Stabdžiukai, bėgiukus mėto pralėkiau, nu, viskas nuostabu. Gale parkai. Čia tos lempos jau juostelė šviečiančias. Užeikime vidų, mėlieji. Pasižiūrėsim, kas gera viduj. Pasižiūrėkit vidus. Gerumą. Tikras, stora oda, minkštos sėdynės. Užuolaida galinė elektrinė. Lubos neatkritę. Liukas elektrinis. Telefonas, čia servizo knygos kažkokios. Žiūrėkit, priekį. Atminti sėdynės, langai, o airbagai. Blemba ta kokybė jo, nu žiauriai. Svarbiausia, va čia va, visi tie apsiūti. Tikri siūlai, tikros siūlės. Ne kažkoks tai padirbinys. Oda kokį storą eina šikt. Jo pilnai elektrinės sėdynės. Prisėskim į vidų. A daug pas juos būdavo vairai elektriniai. Jaučiu, ką ne. Čia magonas. Telefonas BMW. Tik nežinau, kaip čia jį turėtų iššokti. Nesvarbu, nelaužykim. O čia dar ir pasitraukė. Peleninė. Automatukas. Du rakteliai. Taip. Žiauro. Žiaurinis daiktas. 3 litrai dizelis, 100 kem 2 kW. Nežinau, čia pagal tuos metus tai jis tikrai neplikas iš afigienos komplektacijos. Sėdynė šildomas PDS, DSC, užuolaidėlė, klima, aišku, klima nešaldo, jaučiu. Nežinau, nors nebandžiau. Pabandykime mes jį pasikurti. Pasižiūrėsim, pasiklausykim variklio gausmo. Čia pikseliukai pabėgė biški. Kas čia dar? Airbagai dega. Čia pikseliukai pabėgė. O kažin čia groja kažkas, negroja. Vėl žina, kažkokią lemputę mirksi. Neįsivaizduoju. Kaip čia padaryt, ką čia padaryt? FM. Nesuprantu. Taip. Kondicionierius. Vėjukas. Tai pučia tiksliai. O. Kažkas pasileido. Pažiūrėkim. Nu blemba, nu. Ką jūs pasakysit apie tokį automobilį dabar? Ir blemba, pralėkiau aš su juo. Čia va biški pralėkiau. Svažiuoja tai šakės. O. Viskas veikia. Kai gerumo tos senesnės mašinos iš tikrųjų yra. Stabdžiai puikiai. Važiuoja gerai.
parkai. Ko da norėti? Kad nebūtų taip, kad nesuveiks kas nors. Žodžio. Rankinis veikia. Ką žinau. Nei burdačiokai išlūžė. Draudimas. Ai, čia senas kažkoks pasibaigęs. Kas dar ten? Prožektoriukas kažkoks. Originaliai. A veikia, kažin. Ne, nedega lemputė. Nu, žiauruminės daiktas. Tai dabar norėčiau klausimą jūsų. Aš pasižiūrėjau autopliuse, jie tokie sedanai, 3-litriniai dizeliai, tie yra 5. Man įdomu, po to jūsų nuomonę išgirsti, kiek už tokią mašiną, ne, kondicionierius nešaldo, vis tiek šilta pučia. Nu, lauko orą. O sėdynės, kažin. O, čia lempukai dega. Veikt ar veikia, nežinau. Kiek už tokią mašiną galėtų pinigų prašyti. Šiaip, nu, nėra čia kažkokia tai visiškai nuplyšus, bet tokių va kosmetinių smulkių visur. Ant sparniuko čia biškį pakelta, čia biškutį kampiukė, čia biškutį. Čia va. Čia va tokie. Bet už tai širdelė jos gera. Nu. Variklis nei apibėgęs, nei apsitepalavęs. Purvina, bet sausa. Nežinau, neslė dangtelis ant kažko. Einam pažiūrėti šviesas. Kas per lempos čia pas ją. Nu, ksenoniukai abudu šviečia. Angelaisai. Angelakis sudėtas. Čia man dabar ta mašina kaip mažam vaikui žaislas. Angelaisai šviečia, bet taip silpnai labai. Dar apiplovimai lempų. Kritulių daviklis dar yra. Nu, nežinau. Tie, kas išmano apie BMW, kiek galėtų už tokią mašiną prašyti. Nežinau, kainos nusistatę nesam. Bet mes taip galvojam kažką tai plius minus 1000 eurų. 2 rakteliai, visi dokumentai tvarkingi. Sakau, ir padangos dar geros, stabdžiai. Techniškai su jie viskas yra gerai, tik va kosmetinių tokių visokių yra. Bet kad jin būtų per pūvus kažkokie ar dar kažkas su jie negerai, tikrai taip nėra. Bet, nu, tiesiog nėra ką norėti, nu. Kiek metų mašinai, tai 23 metai. Jo, gerai. Va, užgesinį, vairas pakyla. Langai užsidaro. Akumas geras, sakė. Veidrodėlis netgi tamsėjantis. Nu jo. Toks daiktas sunku net nuspręsti, nes jos pigios nėra. Nu ką. Biškį apsidirbom darbus, ant tos lyvos kainos nedėsim. Sakau, nesam nusistatę. Kas kiek daugiau pasiūlys. Matysim.
Nes aš pasižiūrėjau to pliusę, kad ten jų 5 tokie sedanai, 530 su 102 kW tuo varikliu. Neužmušta mašina. Tik tai, kad va tos varudėlės tokias va visur biškutį. O daugiau tai viskas yra su juo gerai. Taip, ką mes pasidarėm iš darbų. Jo, Toyota RAV4 išvalyti yra. Reikės važiuoti skambinti žmogui, kad pasimtų. Šitas sutvarkyta, stabdžiai, žibintas, paruošta žmonėm atiduoti, nes yra rankpinigiai už ją palikti. Už šitą mašiną irgi rankpinigius paliko. Tai rytoj nuo ryto paims savininkas, važiuos technikiniai, važiuos patvarkyti, jeigu kažką tai dar reikės. Ir šeštadienį žmonės atvažiuos jį paimti. BMW pirmukas irgi paruoštas atidavimui. Lemba vietos mažoka nėra, kur dar kažkaip tai kažką tai pastatyti. Tai nu Škoda galės įsivaryti čia į tarpą. Jo, Toyočikė irgi viskas su jau okei. Taip, vat kartais praeinu pats, susižiūriu, nes kol nepraeini pro visas tas mašinas, kartais pamiršti, ką turi daryti. O laukia saulikė kepina, belenkaip. Nu ir va, rugsėjo pabaiga, bet jau nepastebėjot, bent jau pas mus Šiauliuoja voratinkliai skraido. O tikriausiai paskutiniai pasispardymai to šilumos pradės vėsti, o tada jau bus blogai. Indian Boy. Mes varom į garažą. Reikia į garažą važiuoti būtinai. Blemba neužsirašiau, nepasiėmiau lapuką su žmogaus numeriu telefoną. Nu nieko. Lėkiam. Atiduosim švarę mašinėlę ir paskui grįšim atgal į aikštelę. Čia reikės kažkaip žiūrėti. Rikiuotas mašinas biški kitaip. Tai va, žodžiu taip. Tik tokas kelias, o mes einam apžiūrėti Toyotikę. Eisiu dar langiuką priekinį pavalyti veidrodėlį. Jis kažkaip biškę prasavo nuo drėgmės. O daugiau čia viskas kaip ir labai normaliai išsivalė. Sėdynės dar šiek tiek drėgnos. Bet atsigavo saloniukas šakės. Gražu žiūrėti. Tai va, skambinau ką tik šeimininkui, tai už 20 minučių atvažiuos, pasims raktelius mašinos, o pačią mašiną atvažiuos truputį vėliau pasimti. Tai va, o mes tada einame, susirandame škurliuką kažkokį tai ir pravalysim langiukus. Ir susitiksim vėl. Pim. Bagažinė irgi viskas čia švaru, gražu. Blemba, kumas nebus nusėdę. Ne. Viskas okei. Laukiam. Jau turėtų pasirodyti žmogus. Blemba, kaip šiandien mane... Kas čia primėtata? Kaip mane šiandien miegas ima? Visą dieną. Nežinau, kažkaip blogai miegojau naktį. Ar čia pilnatis? Jaučiu pilnatis. Dar vakariai svečius reikės važiuoti. Draugai nusipirko naują automobilį. Reikės apžiūrėti. Nu, apžiūrėti jau apžiūrėjau. Bet užtvirtinti pirkimą. Tai va, laukia gražus oras. Tai tikėtina, kad ir vakaras bus gražus. Nes reikia džiaugtis dar laukia, gamta. Kol saulutė šviečia ir su maike galima vaikščioti, nes jau paskui prasidės darganos visokios. Mačiau, ne už kalnų. Tai bus sėdėjimas tik tai po stogu kažkur. Taip. Na štai, parvykom į savo stichiją.
Taip, daugiau čia viską mes šiai dienai apsitvarkę, da ten moteris iš Vilniaus lizingiuką tvarkos, tai dar dirbam, dabar jau 5, po 5 yra kažkiek. Visi viską susirinko, kėdžiai eisim kainelę pamažinti 200 eurų. Tai kiek ten dabar pas jį yra, nebeatsimenu. Yra 5-6 pem, bus 5-4 pem. Kėdukui. O aš norėčiau eiti jau susikelti medžiagą, ką prifilminau, sumontuoti ir parodyti jums. Tikiuosi, kad jums bus įdomu, kad buvo įdomu. Jau jūs, kai čia žiūrėsit, jau busite ir žiūrėję. Labai sunku orientuotis yra, kai tu filmuoji, šneki, rodai, atrodo čia ir dabar, o iš tikrųjų, jog tave žiūri mane, žiūrit vakare. Tai va, gerai, chebryte, laikykitės, gyvenkit ir iki rytojaus.